Šiuo metu pavasarį jūrų muziejus priglaudė ir slaugė kaip niekada daug pakrantėse rastų nusilpusių ligotų ruoniukų, net 7, 2 iš jų dėja neišgyveno. Tačiau 4 pavyko išgelbėti. Jie kartu su 2 muziejuje gimusiais vakar vakare paleisti į Baltijos jūrą. Iš viso muziejuje įslaugyta 13 ruonių pamestinukų, 7 paleisti į Baltiją, 1 iškeliavo į Vokietiją, dar 1 padovanotas Lenkijos zoologijos sodui. Siekiant atkurti pietinę pilkųjų Baltijos ruonių populiaciją, muziejus per 15 metų į jūrą yra paleidęs beveik 30 ruonių. Šiemet muziejininkams nerima kelia ir tai, kad pajūryje randama kaip niekada daug negyvų ruonių, net 11. Kaip paprastai per metus tokių būna vos 3-4. Slaugyti laukinius gyvūnus muziejaus specialistams nėra lengva. Specialių patalpų nėra, o ir lėšų 10 ir 20 tūkstančių litų aplinkos ministerija muziejui skyrė tik pastaruosius 2 metus. Kitose šalyse, Lenkijoje, Vokietijoje, laukiniams ruoniams slaugyti veikia specialios ruonių reabilitacijos stotys.